Sveikas draugė, tu manęs nepažįsti, bet aš tave pažįstu. Kviečiu tave vakarienės į savo sodybą, kur turėsi apsirengti kaip personažas, kurį tau paskyrėme. Būk pasirengęs įsitraukti į veiksmą ir leistis į nuotykius su kitais svečiais. Iki pasimatymo sodyboje. Aš esu Liudvika ir aš vaidinu lošėją. Aš esu Emilija ir aš vaidinu šarlatanę. Aš esu Izabelė ir aš vaidinu paveldėtoją. Aš esu Mykolas ir aš vaidinu mafiozą. Aš esu Kipras ir aš vaidinu žinovą. Aš esu Džiugas ir aš vaidinu profesorių. Aš esu Ugnė ir vaidinu žurnalistę. Aš esu Kasparas ir aš vaidinu didįjį žaidimų medžiotoją. Aš Liucija ir aš vaidinu džiazo dainininkę. O tai kuris iš jūsų pakvietė čia visus? Aš manau, kad Mykolas, nes jis nenusėmė kepurės prie stalo. Aš tai nieko nepakviečiu. Nieks nieko, aš irgi ne. Nu, aš nežinau, nes aš tik gavau žinutę. Ir kad pakvietėm, tai... O tai ne tu pakvietei? Man rodos, Nes čia aš prieš visi tave gavo gavau tą žinutę. pačią žinutę. Taip, bet tai kažkas vis tiek turėjo kažką... Na tai man tai rodo, kad iš tavęs. Nu, man irgi Man rodė, irgi kad iš iš tavęs. tavęs. Ne, aš pakviečiau. Aš atėjau prie stalo ir visi mane pradėjo pulti. Aš nežinau, nes aš gavau žinutę ir... Nu tai, čia visus pakvietė, nežinau. Man rašė, kad sveikas, mielas draugė, tipo... Tu nežinai manęs, bet aš žinau, kad... Kas tu esi ir tipo tiesiog tokius... Aš nežinau. Nes aš net nežinau, kur mes esame. Ten blogai. Čia ne tavo namai? Čia ne tavo. Jo, aš maniau, kad čia tavo namai. Ne, čia ne Tu visų pirma, Tu tiesiog į kitų Kodėl tu- namus atėjai. Žiūrėk, Visus tai- pakvietei. žiūrėk. Aš nieko nekviečiau, aš kaip ir jūs tiesiog Tai atėjau. gerai, bet žiūrėk. Tave pakvietė nežinai kas, tu visus mus pakvietei ir mes visi Aš esame nieko kažkur, kur mes... nekviečiau. Kodėl Kipras neigia, kad iš čia mus pakvietė? Iš pradžių su Kipru viskas buvo normaliai, mes planavome kitą savaitgalį, viskas buvo paprasta, tačiau vėliau mano nuomonė apie jį pasikeitė. Mes žinome. Diskutuojam dėl nieko, ar žinot, ką mes čia darysim? Aš nežinau, man sakė, kad pasiruošti kažkiems nuotykiams. O tai yra stiklinės, tai ką žinau, gersim vandenį. Tai bet tas įsiklinėse nieko Nu nėra. Ko iš tai... to? Pas jį ateik. yra, nežinau. Nu tai išgerk. Man gerta vandenį ar ne? Ką žinau. Ir kodėl pas tave lapukas yra? Jo. Perskaityk, tai nėra. Tai nežinau, išgerk. Kodėl tik viena stiklinė vandens buvo? Ragau, ką tu ten nepylė. Ten Kipras žiūri kažkokių Nu, prie maišų. Ką, aš nieko Tu nedariau. parašai, o Aš- Tu vėl visiems žinutės išsiunti. Aš niekam nieko nekviečiu. Tai kam jis tą vandenį geria? Jo. Tai ką tu jam padarai, ko Aš nieko nedariau, aš nežinau. Nu tai tu visus Kas- sukvietęs. Aš nieko nekviečiau. jam parašyta? Jo. Aš O nieko jisai čia apšiai nematau. gyvas ar ne? Ten tas čiuvelis prie stalo buvo, jisai išgėrė kažkokį gėrimą ir tada numirė. Nu tai kur tu išeini, tu Tai dabar ateikit, kažką ne- sugalvosi, kas ten ir viskas. Aš nesu, o jisai gyvas iš viso, ar jūs tiesiog jums taip vienodai? Jūs galite palikti Tai, žmogų. mano, pagali Gerai, jis išgyvena. Ne, jis nemiręs dar, jis dar nemiręs. Tai gerai, palikti. Iš kur tu žinai? Tai aš palieku, jis dar Pulsas gyvas. yra pulsas. Va dabar matau. Vienas iš jūsų išgėrė nuodų, po 10 minučių tas žmogus mirs, jei nerasite priešnuodžio, name yra paslėptos 7 raidės, jos sudaro užuominą, kur paslėptas priešnuodis. Sėkmės. Ko tu užnuodėjai tą Kasparą? Aš nieko neužnuodijau! Aš nieko neužnuodijau, aš nežinau, kas čia vyksta. Eikit ieškot! Ką reikia daryti, o tai ieškokit! Aš nežinau, kas čia. Ko mums reikia ieškoti? Kažkokių raidžių, kas čia. Kas čia. X, Čia gal ferai. Kas čia. X.
Tai T, čia T, čia T. nesakė raidžių ieškoti. Čia Tai, kryžius. tai Čia pliusas. ieškokit raidžių. Tai O va, dar viena. Kipras belė kiek visko randa, tai tikrai jis. O, radau. Aš radau L, bet aš nesu L. nėra jūsų raidžių. O, radau. O kiek mes turim raidžių surasti, ten parašyta? 7 raidės. 1, 2, 3, 4 turim. 4. T, O, L ir U. 5. O tai dar 6 ir 7 reikia. O, radau raidę. Radai? Kiek liko? Kiek raidžių turim? 6? Jo. Dar vienos. Trūksta vienos. Raidės. Kur ta viena bus? Žaidiniai bus. Radai? Gerai. Bent jau paskutinę radau. Čia nesąmonė, aš nei vienos neradau. Turėjo kiekvienam būti bent po vieną. Kas čia yra? Žinau. Tai gal žodį man. Raidžių rinkimas buvo gan įdomus, todėl nes Kipras su Izabelė surinko daugiausiai raidžių, kas man buvo gan keista. Gal čia reikia sudėlioti kaip dėlionę, nes jos kaip taip kažkaip susišaipyti. Kampinė. Man rodos, U eina, tada eina L. Nes va, žiūrėk. Tai ne, bet tai. Bet jos spalvotos dar yra. Va, matai, U, L. O, UL. Kas eina? Pavyzdžiui, Ne, va čia, man rodo, žiūrėk, va tai bus. Ir tada. Ir tada A lieka. UL. Tas spalvas turi. O tai gal čia turi būti. Jo, Jo, nes čia pala. kokia pirma Raudona, raudona. Raudona, oranžinė, geltona. Mėlyna, violet. Post. Po stalu. Po stalu. Po stalu. Pala, čia yra keli stalai. Tai man rodo, kad O gal po tuo stalu? O gal tuo jo. čia yra dar nors stalų. Gal pagalvė. Yra pagalvė. Nieko kito nėra. Pala. Čia yra toksai. O, Yra kažkas. O, radom! Žiūrėkit, radom kažką. Tai duokit jam tam Alio. išgert pavostyti numirėliui. Alio, kas prikelkis? Tai gerai, tai Žiūrėkit. Duokit. Pala, gal gerai. Man rodo įsipynų. Nežinau, jisai. Aš nežinau, ar jis geras. Va taip, gerai, kad praryt. Padaužykit nugarą. Pabandyti. Aha, pala, aš. Tai kad jis miręs, nu jis nužudė žmogų. Švelis yra ir po to kažkaip jo nebėra. Mes nespėjom. Nu taip, nužudėm žmogų. Nuostabu. čia kažkas. Jūs juokaujat. O gal man vis dėlto ir nereikėjo sakyti jam, kad kerti iš tas stiklinės. Mirė jų viskas, einam. Grįžtam. Oi. Kas ten per skaistakas, jie? Tai rašė. Mes esam kažkokioj nežinomoj vietoj. Aš nesuprantu iš pradžių, kas tau galvoje dėjosi, kad tu nusprendai visų pirma pats čia atvažiuoti, kai tu nežinai, kur čia yra, ir tada dar visus pakviesti. Aš nieko nekviečiu. Ir dar Kasparas dabar negyvas pagal viską. Gal jis prisikels. Aš Gal, o jeigu ne? Kur dėsim tada jį?
Kur mes jį įdėsim? Mane, aš... Jie apkaltins, kad Jisai jis gyvas, bet nužudė jisai nužudė jį. Mus kaltintis, mes Aš nieko nežudžiau, Aš neprisipažinsiu, kad aš nužudžiau Tu ten žmogų. sėdėjai, tu matei viską. Jisai galėjo ten naudų pridėti. Koks skirtumas, bet kas galėjo aš naudų niekieno... pridėt? Taip, bet tai kodėl... Va, Va, Izabelė, nu. Džiugas gavo žinutės iš jo. Tai aš irgi gavau žinutės, bet Tai aš visi rašė, kad iš jo gavo. Taip, rodė. Ar jūs visi rašėte, kad jūs visi gavot, kad iš manęs? Aš Taip. ne. Nu, Va, jinai ne. Va, Gerai, tai aš iš gavau ko iš tavęs. gavai? Nežinau, nepasirašė. tai man irgi nepasirašė. Va būtent. Jūs suprantat, kad vienas iš mūsų dabar yra žudikas ir kad mes galime mirti bele kada. Tai gal čia ne Tai mes. gal aišku, Tai gal kad čia ne mes. Gal tiesiog Tai reikia va, negerti ne- kažkokių gėrimų, kurie būna ant stalo ir mes žinom, kas ten yra. Tai Ir kas gal jeigu geriau- aš viso džiugas, vapškas, O jeigu gal- mes o atsisėsim, gal- kodėl tu kaltini dabar? kaltini? Aš jį O gal geriau tiesiog... jį kaltini. Gerai, Gal- gal jisai Gal suspėtų. jis ligą turėjo. Ką? Gal jis ligą Jo, gal- turėjo. Pagal tai, ką aš žinau, mes su juo gan ilgai bendravom, jis jokių buvusių lygų ar kažkokių simptomų neturėjo. Jisai... Gal jisai Ne, bet tai, užmigo. kodėl iš viso čia būtų šitam namelėje nuodai ir kažkokia žinutė, Kas kad mus iš viso mums kviesti reikia... kažkokį namą? Bet realiai, Mums reikia išsiaiškinti, kas mūsų Jeigu žmogus užmiega, pasipulsas jo, tai mes, nu tai, Tai tada jisai miega. miega niekas jo pulso nėra, jisai miręs. Gerai, mums reikia išsiaiškinti, kas Eik patikrinti Gerai. dar kartą, eik Einam patikrinti. patikrinsim. Ką žinutė sakė pilnai? Mums reikia išsiaiškinti, kas parašė. Gal yra kažkokių užduočių ar kažko dar. Ne, nes žiūrėkit, rašo, kad, nu, va, vienas iš jūsų išgėrė nuodų. Po 10 minučių tas žmogus mirs, jei nerasite priešnuodžio, name yra paslėptos 7 raidės, jas suradus užuominą, kur paslėpta priešnuodžio, žodžiu. Ir, tipo, tai mums reikėjo surasti 7 raidės. Bet mes iš viso per mažiau nei 10 minučių. Ne, tai tikriausiai buvo 10 Kažkas minučių. laiką pažiūrėjo. Tai mes visi be telefonų esame. O tai laikrodžių neturit? Aš tai neturiu. Aš irgi šiandien nepasėjau. Tai tada palaukim, gal jis dar atsikels. Ir paskui ką galvosim. Gerai, o galvojam, ką daryti, jeigu jis neatsikels. Tai palaidoti. Gal mes pamėtom, gal dar yra kažkas. Mums reikia kažko paieškoti. Esmė tame, kad mums reikia sugalvoti, ką mums visų pirma daryti patiems, nes aš nenoriu, kad daugiau iš jų sumirtų, nes jisai jau mirė. Kodėl mes negalim išeiti? Jeigu kažkas O davai dar visi- dar Mes bus, dar O mirtume, gal, negerkit ne, tai, o davai tiesiog einame, tiesiog išeiname, nes Aš Gerai, irgi einame pas mums į reikia- policiją. Aš tai čia nenoriu. Gerai, klausykit, čia nei vieno iš mūsų namas nėra. Čia Gerai, einam greičiau iš čia tiesiog ir viskas. einame. Aš nenoriu čia vaikščioti. Niekas nenori, niekas čia nenorėjau. Galime atsibūsti šitą sapną, kad man reikia namo. Tai davai, aš Žiūrėkit. nes... Čia taip šal. Žiūrėkit, einam, jeigu negalime. Šiaip. Jeigu- Kažkas moka vairuoti. Aš moku. Žiūrėk, kad aginta mašina. Bet tai, kad čia raktų nėra. Tai Mikis užves ten su siūlais, jisgi. Nėra čia nieko. Palauk, dažnai su pažiūrėsiu. Pažiūrėkit, ar vartai Žiūrėkit, atrakinti. vartai atidaryti. Jo, pasižiūrim, ar vartai. Dar vienas. Ateikit čia greičiau, nes jis nukrito. Alio. Ant ko tu nukritai? Tu jas palėti ir jos tiesiog nušokina. Palies. Ar mes tu čia nieko? Tulė, aš mašiną tvar, aš žiūrėjau. Žiūrėkit, mašinos mes Kaip netidarysim. mes išvažiuosim, jeigu uždaryti vartai? Tai vartus Tai galima nieks išdaužti. Aš pabandysiu pajudinti, nes jeigu tave nutrenkia, tai reiškia, kad čia yra elektra. Jeigu yra elektra, tavęs neturėtų liesti, nebent tipo oda. Aš pasitrauksiu, nes. Aš nenoriu, kad ant manęs. Pagal paprastą fiziką turėtų nieko Tiesiog baigit, tiesiog greičiau. Va, mato, aš sakiau. Tai, kas įvyko prie vartų, man iki šiol yra neaišku. Tai paneigė visus fizikos dėsnius ir aš nuo to laiko, kai tai įvyko, aš supratau, kad čia kažkas negero. Bet kas kitas pabandysit. vaidini? Ar mes Ne, realiai... bet kas, va, žiūrėkit, Emilija pabandys. Va, matot, Tai- nepavyksta. Gerai, man paliesti ne.
kam liesti, jei matai, kad tranko? Tu nori dabar kaip jie visi nuteisti. Gal reikia surasti kitą išėjimą? Nu. Aš maniau, kad jie čia vaidina, bet čia ant rimto. Aš sakau jums, mes negalime iš čia išeiti niekaip. Gal yra kitas išėjimas? Reikia apeiti. Tai gal jeigu griūnam į juos. Tiesiog, Taigi mus visus nuelektrina. Tiesiog visi laikom viens kitą, kad nenugriūtume. tai mes visi nukrisime. Laikome. Tiesiog grįžtam dabar į namą. Gerai, grįžtam į namą. Grįžtam į namą. Pakviesti Atjungti elektrą reikia. Grįžtam namo ir pabūnam ramiai, sėdam, nepanikuojam ir tiesiog